Sveiki. Apie tai, kas šią savaitę buvo nuveikta ir kas svarbu jums žinoti. Žinia apie 18 sankcijų paketą, kurį paskelbė ponia von der Leyen, tikrai sveikinu. Pavėluotas sprendimas, nes Europos lyderiai, atsimenate, ketvertuko vizitą į Kijevą buvo pažadėta jau prieš gerą mėnesį, nieko neįvyko. Žinoma, Rusiją reikia stabdyti, kaip jie sakė, tuomet pažadėjo smaugiančiom priemonėm. Dalis to smaugimo priemonių galbūt yra ir 18 pakete. Trumpai, kas tai yra? Tai yra bazinės naftos kainos iki 45%, nuo 60% dabar galioja tos vadinamos lubos sumažinimas, 77 vadinamojo šešėlinio laivyno laivų įtraukimas į sankcionuotų sąrašą, dabar jau šitas sąrašas viršis 400, puiku, bet dar lieka geras 200 ko gero. Kitaip sakant, tolimesniems žingsniams erdvės yra ir 22 bankų įtraukimas į sankcionuotus, kitaip sakant, išbraukti iš SWIFT programos. Na, kaipgi, pasakysiu taip, 18 sankcijų paketas yra geras, žinoma, grėsmė pakibusi, Ficu yra pažadėjęs boikotuoti, neleisti priimti tokį sankcijų paketą. Matysime šią savaitę, kitą savaitę šie dalykai sprendžiasi, vyksta, aš manau, aršios dėrybos, beje, grupė G7 turi patvirtinti šitą dalyką, nes dalis, tarkime, naftos lubų, kainų lubų sprendimo ateina būtent iš šitos grupės, nes reikia globalaus sprendimo. Matysime, kaip elgsis ir Jungtinės Amerikos valstijos. Nesu toks optimistas šituo atveju, bet judėjimas yra ir jisai labai reikalingas. Kitą savaitę mes sesijoje aptarinėsime ir šiuos klausimus. Na kągi, Birželio 12 pasitiko mus su įdomia žinia, kuomet JAV valstybės sekretorius Marco Rubio pasveikino rusus su Rusijos diena. Įdomus sveikinimas. Na, ir ta diena sutapo matyt su ta, kuomet ukrainiečiai paskelbė, kad Rusijos nuostoliai jos agresijoje prieš Ukrainą viršijo 1 milijoną kariškių, sužeisti arba žuvę. Tikiuosi, Rubio nepareikš užuojautos Rusijai dėl tiek žuvusių jos karių agresijoje prieš Ukrainą. Stebina tokie sprendimai. Iš tiesų, tai rodo, kad Jungtinės Amerikos valstijos tikrai imasi kitokios politikos Rusijos atžvilgių, o kuo tai baigsis, kas gali žinoti. Prognozės gali būti ir pačios, kaip sakyti, nepalankiausios. Gal pamenate, aš esu nekartą kalbėjęs apie ES sprendimus dėl investicijų kontrolės. Tokie dalykai yra labai reikalingi. Tiesą sakant, jie buvo užmiršti, apleisti ir panašiai. Europos parlamentas pritarė tam sprendimui, suformavo savo poziciją. Beje, jinai, sakyčiau, tokia labai visapusiška ir reikalaujanti plačios investicijų apžvalgos. Bet štai valstybių narių taryba susiaurino pasiūlymą ir iš esmės tai yra dvigubos paskirties prekės arba tos, kurios įeina į ES karinių produktų sąrašą. Nenori valstybės narės įsileisti investicijų kontrolės. Įvairiausi pinigai, matyt, vis tiek šildo, naudingi tam tikroms ekonomikoms. Aš apgailestauju, kad taryba imasi tokių siaurinančių sprendimų, bet realybė yra tokia, seksim situaciją, beje, trialogas, dėrybos vyksta, pamatysime jų pabaigą taip pat. Šį savaitę buvo pilna įvairių įdomių susitikimų. Susitikau su buvusiu Ukrainos ministrų pirmininku Arseniju Jaceniuku, puikus pokalbis, jisai vadovauja dabar Kijevo saugumo forumui, aptarėme daug įdomių aktualijų ir apie ateities projektus pasikalbėjome. Susitikau su grupė, didelė grupė, virš 20 žmonių, žurnalistų iš Vidurinės Azijos, tikrai buvo apie ką pasikalbėti, tame tarpe ir mums visiems aktualios temos. Susitikau su Moldovos nevyriausybinių organizacijų atstovais bei vienos iš liberalų partijos vadovybę ir panašiai. Šį šeštadienį mes turėsime uždaromąjį renginį Jaunimo akademijos rėmose. Tai yra mano inicijuotas jaunimo pokalbių, mokslo ir tokio, aš sakyčiau,
žinių perdavimo forumas. Susitiksime. Aš tikiuosi, jaunimas paaugo, įgavo daugiau patirties ir mes šitą veiklą, žinoma, tęsime. O jums linkiu mažiau lietaus, daugiau saulės ir gero savaitgalio. Iki.